Tai sveiki. Buongiornėlė. Su jumis ir vėl aš sveikinas. Ir vėl mes važiuojam. Ir vėl mums baigėsi atostogas. Liūdnoka dienelė šiandien. Vilties ir gedulo diena. Tai va. Vilties, kad greit grįšiu namo, o gedulo, kad reikia išvažiuoti. Iš vienos pusės gerai, kad reikia išvažiuoti. Nereikės visą vasarą mašinėlai sėdėti, šust, o geriau meškerin merkis prie kokią ežeriuką sėdėti, polsiaut, ilsėtis. Tai va, žodžiu, pasibaigė atostogas, 2,5 savaitės truko, galvojau bus trumpesnės, norėjau, kad būtų trumpesnės, nes kaip ir sakiau, norisi vasarą namie pabūt. Tai, žodžiu, išvažiuoju į reisą. Aš labai tikiuosi, kaip sakė, 2-3 savaitėm. Iki plius minus iki Liepos vidurio, viso. Tada mašinas bus statomas į patvorį. Ir iki rudenio galėsiu atostogauti. 1,5 mėnesio. Oi, bus geras atostogas. Tai va, žodžiu, pailsėjau. Dėja, bet važiuosi su tą pačią mašiną, nes ana mašina dar negrįžo, kurią aš turiu, kurią žadėjo man duoti. Dar negrįžo iš Norvegijos, aš irgi nenoriu ilgai sėdėti namuos, noriu geriau padirbti ir tada atostogauti. Nu, bent su kanis dar važiuosiu, dar tas kažkiek tai savaičių. Metus beveik atvažiavau, tai tikiuosi nieko nebepakeistas kelias savaitės. Greit prabėga metų. Greit. Čia tik buvo ruduo, tik žiemos pradžia buvo, čia jau vėl vasara, na ir vėl atostogas prasidės, nepamatys, kaip tas menuoti su kapeikom vėl prabėgs. Galėtų darbi taip laikas greičiau eiti. Oi, ir vėl žiavulis ima, kaip tik reiks. Jum pasakat kažką reik taip žiavulis ima. Visą laiką sėdėjau, vapšė neėmė. Tai va, žodžiu, važiuoju į Vilnių. 6 valandas vakarą. Galėjau rytoj nuo ryto važiuoti, bet, sakau, vakarį nuvažiuosiu, ramiai susidėsiu visus daiktus, neskubant viską, nes aš jau žinau, ką reiškia, kai skubant deduosi daiktus, pusę daiktų palieku. Tai, žodžiu, pusę naujovių pasiėmiau, galvojau važiuosiu kitą mašiną, tai daugiau pasiimsiu, bet šį kartą biškį mažiau pasiėmiau. Tai kai daiktus dėliausios, parodys, ką aš pasiėmiau. Biškį palengvins man gyvenimą mašinui. Aišku, dar 2 daiktus namie palikau. Jų neėmiau, nes neapsimokė, dabar vietos nėra. Tai labai tikiuosi, kad kitą jau rudenį išvažiuojant reisan išvažiuosiu su kita mašina. Jau nežinau, jau pusę metų va taip va. Tikiuosi. Pieši gaunasi. Tai va, žodžiu, ką. Važiuoju į Vilnių. Nebetoli Vilniaus, gal 20-30 km liko. Dar reikės į Maksimą užsukti. Mangi aš protingas labai. Niekad nebūna taip, kad išvažiuoti reisą ir kažko nepamiršt. Viską apžiūrėjau, atrodo, viską pasiėmiau. Dabar sakau, tikrai nieko nepamiršiu. Paskui tai važiuoju, galvoju, kojinių tai nepasiėmiau. Tai teks pas mamą Maksimą užvažiuoti. Labai tikiuosi, kad bus nusipirkti. Nes su tapkėm aš tikrai nevaikštau. O su kėdais vaikštų. Tai va, žodžiu, Vilniaus rajonas, važiuojam, pasilgau, jau pasilgau darbą, jau, nors ir ger buvo namuos būt, viską, 1 savaitę išvis lafa,
su dviratuku, geras oras. Šiandien bei ten, turbūt biški Instagramai matėt, šiandien bei ten pasivažinėjau, su motociklu buvau irgi išlėkęs, biški policiją panervavau, bet normaliai į miškus nevažiavau, nes pasikeičiau šlangutę, pasirodo ne tokią šlangutę pasikeičiau, vis tiek benzas bėga man, nesipurškimas ant endurkės, tai reikėjo kitą pasikeisti. Nuvažiavau tik tais iki plovyklos, nusiplovau mocą ir biškį pro miestą paskui. Vis tiek šiek tiek pavažiavau šiek tiek. Tai va, tai žvejot nebuvau, nes pirmą savaitę buvo geras oras, saulėta, tai namie beveik nesėdėjau, visur lakščiau, visur buvau, visur aplankiau. Ir paskui prieš praeitą savaitę vapšė visą liets pralyja, šią savaitę irgi beveik liets, va tik šiandien biškį geresnis oras buvo Panevėžy, bent jau saulė švietė, čia prie Vilniaus vos nelietus lyja. Tai va taip, tai užtat ir nenufilmavau. Nors linkėjimai tau, braliuk iš Aukštaitijos, kuris labai daug pretenzijų man reiškia. Kada dar man važiuosi? Kontentą tavo nematau. Tai ko nevažiuoji su motociklu? Ko nevažiuoji žvejot, kaip prisižadėjai? Tai va, braliuk iš Aukštaitijos, žinau, kad tu žiūri, tai nepyk, sekantį kartą tikiuosi bus. Dar kartą linkėjimai. Nes labai tu pyksti ant manęs, kai aš tau linkėjimų neperduodu, tai dabar va, linkėjimai. Tai va, žodžiu, važiuojam į Vilnių, važiuojam iki Mamas Maximas ir važiuosim į garažą, tėtis diktų į mašiną. Tai va, lėkiam. Štai mes ir garaže. Va, dabar žinosit, kad tikrai aš važiuoju. Pagaliau numerį vardinį gavau, nes mano plasmasiniai numeriai vardiniai gal 2 ir 3 sulūžo plasmasiniai, tai dabar užsisakiau metalinius, tai dabar matysit ir nebereiks rašyti. Ane, tu tenais važiavai, aš tave mačiau, ane, tu ten stovėjai, aš tave mačiau, tai va, dabar pamatys, tik tais pas mane viena yra, vardas uždėts. Daiktus krausimės daiktus, o mes ką turime, biškį patobulinimo. Štai, nusipirkau, pagaliau protingas, nusipirkau šaldiklį, 40 litrų. 12-24 voltų. Tai pribubijau pilnatėlį, tai dabar valgyt užteks ilgai ir nabodžiai. Sekantis dalyks, labai geras dalyks. Powerbanks. Va. O toksai va aparačiuks. 220, kad galėčiau pasijungti visą elektroniką, ko aš tik tais noriu. Taip. Komentuot galit nekomentuot, žinau, kad gali nusipirkti moduliatorių, tą tipo ne moduliatorių, tą konvertorių, kur iš 20 ar 12 voltų 220 padaro. Taip, žinau, turiu. Tik minusas tame, kad reikia tiesiog įjungti laidus, o pas mane, kadangi ant mašinos, matot, kiek šviesų sudėta, tai ant visų pliusinių laidų yra jau sudėti. Ant visų pliusinių varžtų, kur pliusas ateina, jau pridėta tiek laidų, kad geriau nereikia. Tai man šits yra geresnis dalyks, nes aš su juo galėsiu važiuoti į žvejybą, ne į kempingą. Į žvejybą galėsiu pasijungti beleką. Kraunas nuo saulės baterijo, nuo prikurkės 12-24 voltų arba nuo rozetės. Geras dalyks, 4 rozetės. Tada 2 laidai Type-C kyšais.
Tada 2 USB laidai kyšais, va. 4 rozetės. Tada iš kitą galą, aišku, čia biški reklamas bus, iš kitą galą prikurkė kyšais. Tai gali pasijungti, ką tik tais nori, dabar buvo pajungti šaldytuvus, kai mašina užgesinta. Čia kištukai papildomai baterijai, čia nuo rozetės pasikrauti, čia nuo saulės panelio arba nuo prikurkės. 12 kg sverbiški, yra reikalų pakilnuoti, bet šiaip tai geras dalyks. Tai va, žodžiu, sekant, aišku, ne naujovė, turėjau aš jį, tik retai naudojau. Tą greitpod, aš su juo nelabai moku tai gaminti. Sriubas gerai, skaniai gaunasi, bet daugiau man tai troškinims, neskaniai man tai gaunasi, nu žodžiu. Ir dar planuoju įsidėti teliką, mikrobangę, bet čia į kitą mašiną, nes čia biški spintutės per mažas netilps. Ir dar esu pasiėmęs karštą oro gruzdintuvę. Tai labai sustaupys daug dujų. Tai žodžiu, tiek biški tik tais atnaujinim. Į kitą mašiną dar įsidėsiu, sakau, teliką ir mikruškę, tai bus vapšė lafa. O mes ką, einu mašiną žiūrėti, nes tai mačiau, kai kabina buvo pakelta, visi daiktai sudėti ant grindų, reiks susidėti atgal viską. Susikrauti visas tašis, šaldiklį, aš nežinau, kaip reikia šaldiklį užkelti viršų. Aš jo prigrūdau pilną maistą, tai aš jo dar nebandžiau pakelti. Man rodas, siūlelis išlis, bekeliant į viršų, da kaip tyčia dešinės rankas mentis užsukę, ritėmus per patėvėjais. Tai biški nieka gera skauda. Tikiuosi, siūlelis neišlis, bekeliant. Tai einam, daram ir užteks kalbėti, ko tai sniauksta, o jau 7:30. Normaliai. Tai va, žodžiu, einam susidedam daiktus, gal da kažką užkasti reikės. Paskui parodys, kaip atrodo. Daugiau dalykų, kaip pajungs. Tai va, žodžiu, einam dirbti. Žodžiu. Naujienas tokias, kad, kaip sakoma, nusiperki daiktą ir paskui nežinai, kaip jį pakrauti. Jezu, 4 valandas pražaidžiau. Žodžiu, tą savo powerbanką bandžiau pasikrauti, pasižiūrėti, kaip krauna jisai pakrauts yra. Žodžiu, bandžiau, įkišau į prikurkę 24 voltų. Krauna 330 vatų atiduoda, greitas krovimas, minusas tame, kaista laido, ta prikurkė, kuris įkiša, vadinamas plasmasiuks ten toksai, saugiklis vidai yra, nežinau kaip jį ten vadina, kištuks, žodžiu, tas va. Tai žodžiu, metaliuko galiuks, kaista, žiauriai kaista. 5 minutės palaikiau, kad pasikrautų ir išėmiau, priliečiau, tai pirštą nusdeginau. Gerai, kits variants. Turiu 220. Įkišu prikurkę, 220 viską. Sakau, nuo laidą pasikrausiu. Nuo rozetės normaliai kiši. Neužtenks srovės, nesukelia tiek srovės, nežinau kodėl, bet klikt ir nesukelia. Gerai, žodžiu. Jungiau tiesioginį akumuliatorių. Irgi ta pati nesąmonė. Neveikia. Gerai, ką darom? Tada, žodžiu, yra prikurkės. Vienam gale, kas dirbi su skanijam, žinot tokį dalyką, kad 12 voltų eina normali prikurkė kištukas, o 24 ten tas toksai nenormali, kur perichodniką reikia. Žodžiu, pas mane apkeista yra, kur 12 voltų padaryta 24 prikurkė, o kur 24 padaryta 12. Gerai, turi kištuką, prikurkės viską išsilūpt, sakau, reikia kažkaip laidus iš tenais, iš fiškės ištraukti. Rankas neįkiš, į saugiklinę išardžiau, iškėliau viską, kešu per vortakius, ten pro tarpus, iki prikurkės įkišu, sunkiai sugraibyti eina.
vos numoviau tą fiškę. Per kitą skylutę išsivedžiau tos laidus, fiškė stovi. Neatitinka mano kištukai, žodžiu. Aiškins tada, kaip fiškė išardyti, kad nesulaužyti. Įsiaiškinu, žodžiu, sukišu, viskas gerai. Įkišu krovimą, krauna, vis gerai, 103 vatai atiduoda. Palaukiu 5 minutės, ištraukiu kištuką, vėl jisai karštas. Nesuprant. Kas per nesąmonė. Ir tik tokį mačiau, vienas žmogelis, irgi furistas, turi tą patį powerbanką irgi lygiai taip pat kraunasi nuo prikurkės. Ir jis ten aiškina, kad užgesintai mašinai turi kraut, nes kai užkuri sukelia labai didelį voltažą, vatus, kažką tai tokio. Svyla tada tie angaliai. Tai žodžiu, užkūriau viską, kaip atidavė, taip atidavė 103 vatus. Tai žodžiu, palieku ties 12 voltų. Tai nežinau, kaip čia dabar reikės daryti. Bandyt, kraut, aišku, ilgai kraus, bet gal pakrausiu, gal nesudegs, bet tai ten sudegti irgi nėra kam, nes mano tas pajungtas lizdas yra visas metalinis, laidas nekaista, pats angalis, tas kištukas juodas nekaista, kaista tik tas metaliuks, kur yra išlindęs, kur susiliečia su tuo, tai nežinau, arba reikės tada pjaut laidą tiesiogiai, jungt laidą prie prikurkės tos laidus, kur išsivedžiau, arba bandyt kažką atidaryti. Tai žodžiu, 4 valandas beveik, aišku, ne 4. Gal mažiau, bet tai taip iš lėto, neskubėdams atvažiavau 6 valandą kažkur. Dabar yra be 3 minučių 11 nakties. Rytoj kraut Alytui, apie 1 valandą tik tai sakė būt. Tai iš vienos pusės tai pagalvojus, gal ir nereikėjo man šiandien važiuoti į garažą, bet aišku, iš lėto neskubėdams susidėjau daiktus. Susijungiau viską, tai va dabar beliko tik tai sportmaniuks parsinešti, tada į video registratorių naują atminties kortelę įsidėti ir turiu planšetį, naują laikiklį nusipirku, tai dar tą laikiklį bandys prikonstruoti, kad planšetį normaliai galėčiau laikyti. O taip žodžiu, reikalų ministerija, tai baiminuos, kad iš pradžių galvau, kad be reikalo aš nusipirkau tą powerbanką, bet, bandysim, žiūrėsim, kas tenais bus. Mano šaldiklis padėts, aišku, nes man sėdynės reikėjo. Tai žodžiu, dabar bandysim jungt va šitoj vietoj, bandysiu tokį laikiklį įsidėti. Seną turėjau tokį trumputį, įsidėdi, žodžiu, ir čia laikiklis būna, tada planšetį galima pristvirtinti ir, važiuoji, muzikas klausai ten. Ta kažką serialų nežiūri. Neapsimoka žiūrėti, aš geriau sustoju žiūri, nes reikia dėmį žiūrėti, vairuoji, tai da, koks durnis ant keliai išbėgs ar dar kažką, nebent tik tas muzikas išklausausi. Arba podcastų. Sorry, vėl džiovaut pradedu. Tai va, žodžiu, einu tada iš mašinos, dar pasimsiu laikiklį, kuprinę parsinešiau. Gal reikės iki cirkelkiai nuvažiuoti, vandens prispilti, nes pusė kanistra vandenė yra, bet tas jau 2 savaitės virš vanduo stovi, tai gal nelabai koks ten skanus bus. Tai, žodžiu, einu pabandysiu, parodysiu jums. Kas tai per laikiklį, žodžiu, ir kaip čia kas šitūri atrodyti. Žodžiu, vėl nepavyko man, kaip aš norėjau įsidėti laikiklį planšetės, tai, žodžiu, vėl teko klijuoti ant viršaus panelės, va šitaip. Aišku, po kiek laiko jisai atlimpa, nes paviršius yra nelygus, o grublėtas, tai kiek palaiko klijai, paskui atlimpa, nukrenta. Šiaip tai taip atrodo visai patogiai. Šitaip pasidėti savo, važiuoji.
gali muzikytę pasireguliuoti. Tai va, žodžiu, liets lauk, lyt pradeda. 11:30 nakties jau. Miegas kotais pradeda imti. Tai žodžiu, dar keli daiktai liko mašinai. Ir turbūt nebevažiuosiu aš iki Cirkelio vandens pasimti, rytoj nuvažiuosiu. Tai pasistatysiu mašiną kažkur. Bet tai geriau būtų nuvažiuoti pasiimti vandenį, nes paskui rytoj išvažiuosiu iš tos vietos viso. Ir prarasiu vietą. Na, nežinau, žiūrėsiu. Dar reiks atsinešti kelis pakrovės iš mašinas viso. Žodžiu, dešrygalį kokį savo kramtyti. Ar salotas, kurios netilpa į šaldytuvą, nes be proto visipirkau viską. Tai va, žodžiu, man labanaktis ir turbūt susimatysime sekančią dieną, tai rytoj, kai važiuosim krauti. Man saldžių sapnų, o jum greitai persisuks. Labas rytas. Kam rytas, kam diena, kam vakaras turbūt. Man rytas. Žodžiu, važiuoju krautis. Vis dėlto gerai, kad buvau vakar atvažiavęs į Vilnių. Miegu savo davolins, be 5:09 rytą, viską. Sakau, oi, 2 valandas laiką turiu, pasnaus. Skambutis. Saka, kada bus į Vilniui? Sako, aš jau iš vakar į Vilnių atvažiavęs. Maukį Alytų pakrautas į tą paruoštas krovinys. Nu tai ku, minam? Į šorts, į maikikę, įšokam, įskuodžiam. Užsukiau, kaip visada, Elektrėnuose į Orleną degalinę. Užsipyliau kūrą. Sakaugi man, kavelas jeigu duos tą. Dėja, sako, kavelą pasibaigė. Dabar ledus dalina už dyką. Na, aišku, 200 litrų reikia įsipilti. Tai žodžiu, ledus už dyką dalina. Nu, sako, visai neblogai. Čia variants gali gers. Tai minam į Alytų, 81 km liko, produkcija paruošta, pasižiūrėsim nuvažiavę, kaip jinai bus paruošta, pasikraunam ir minsim turbūt dar vieną pakravimą ir tada į keltą. Tai va, žodžiu, ekiam. Nu, po biškį, baigiu atvažiuoti į pakravimą. Kilometras belika. Vienoj pusėj kelias buvo uždarytas, biškį reikėjo apvažiuoti. Oi, na, tešlą atsineš. Ką tik šnekėjau su braliuku iš Aukštaitijos, Švedijai gyvena. Tai 28 laipsniai Švedijai prie Stokholmo. Alytui tik tais 19, kiek matau. Jeigu neinšils labiau. Bet keliai čia jazu. Vietam geri, vietam nieka gera. Kai žinau, kai jau praeitą kartą išvažiuojant į reisą, irgi pirms pakravins man čia buvo. Irgi pasikroviau, tai dabar biški lengviau yra, kai žinai, kur važiuoti ir kaip ką daryti. Kai pirmą kartą aš važiavau, tai čia aš biški gribau. Dabar žymiai lengviau yra. Ir viskas aišku. Tai ten va, po dešinę pusę pakravimas bus, bet nieko nėra.
tuščia, nei vienos mašinos, net keista. Nes čia va šitoj teritorijai krausies ofisą baldais. Tai reikės eit pasiskambinti, nes čia uždaryta viskas, niekaip nepakliūsi. Tai reikės nueit pasiskambinti, kad atvykau jau. Neskambina tipo ryte, kad produkcija jau paruošta, tai va, eisim pasizvonyt, žiūrėsim, ko mum papasakas. Ko mum gerą papasakas. Na jau į ofisiuką, pasiskambinu viską. Sako, Lenkas užsitentuoja ir tada gali važiuoti tu. Ir dar reikia 2 CMRs paruošti. 2 iškrovimo adresai bus. Tai toks ir parašyms. Mašinos numeris įsirašai. Parašą užsidedi į visą. Taip, mūsų mašinos numeriai yra 666. Priekabos numeriai yra 666. Vardas, pavardė. Parašiukas ir ant kito CMR lygiai tas pats. Mašinos numeriai 666. Priekabos numeriai 666. Vardas, pavardė. Vse, papirgaliai paruošti. Lenks išvažiuoja, stumuosi aš į vidų, pasikraunu. 2 CMRai. Pasikraunu. Tada reikės dar pasitikrinti man puspriekabės ratą, kur pakeitę, biškį pasiveržti. Nes gali būt, kad ir vėl žiovui kas čia yra. Nes gali būt, kad gali būt atsileidęs, o patys žinot, kaip man labai sekasi su ratais, tai geriau nereikia. Tai va, žodžiu, sėdim, palaukiam, važiuojam, kraunamės. Nu ką, vse, pasikrauta labai greitai, dastarėjau pauzę, tai pasitikrinau puspriekabės ratą, kitus ratus dar pasitikrinau, tai viskas gerai. Nu, keli varžtukai tik tais buvo čiut atsilaisvinę, tai nieko baisaus. Tai žodžiu, šutinu link Klaipėdos. Kelts tik tais rytoj, tai davažiuos iki degalinės ir eisim poilsiauti. Ilsėsimės iki rytojaus. Ir tada rytoj nusėt po pietų, šūtysim į keltą. Nes vietų nėra kur stovėti, tai neapsimoka ir važiuoti. Tai susiraisi normalesnį parkingą ir ilsėsiuos. Tai bandys šiandievidę dar įkelti. Vis tiek nieko neveiks. Tai iš Alytaus dabar per Prieną į Kaunas šūtį. Ir tada iš Kauno link Klaipėdos. Intų pusį lėkiu. Tai va, žodžiu, reikės da užsukti Kavelas pasimt. Nes Orlėnį ledų tik tais davė. O galvojau duos Kavelas. Ir vėl. Ir žodžiu, Kavelas, gal dar kokį buterbrodą. Ir važiuosim, išeiginiausim.
iki rytojaus pietums. Tai va, žodžiu. Lakiam! Nu vsio, manau, darbai baigti. Davažiavau už Kryžkalnę, sustojau. Cirkelį. Vietas čia nelabai yra. Lengvų mašinų daug, ukrainiečiai iš dešinės stovi ant kelio, bet fūros pravažiuoja, tai nežinau. Stovėsiu čia. Rytoj tik 6:30 vakarą kelt. Tai parinį pasidarysiu. Kad nereiktų ketvirtadienį stoti, o penktadienį tik vakarį. Tai sėdėsim cirklekį. Ir rytoj kažkur apie 2 valandą plius minus turėčiau išvažiuoti. Tai musėt ties čia ir pabaigsim. Plauksiu su Tatalainu, Lenku. Pietų meniu, tai nieko gera. Kuris pirmesnis, tas gudresnis, skaniau pavalgyti. Jeigu paskutinis ateis, tai nuobaigas tik tais liks, likučiai. Tai va, žodžiu. Tai ku, atsisveikinsim. Vakar atvažiavau į garažą, susidėjau daiktus, šiandien atvažiavau į Alytų, pasikroviau. Davažiavau iki parkingą. Sėdėsiu išeiginiausiu dabar. Tai va, žodžiu. Gerai jums savaitgalę. Šiandien penktadienis. Šeštadienį tik tais plauksiu, tai jūs musėt atsivesinę skanų aliuką gersit, o aš irkluosiu į kitą galą Baltijos jūros. Tai va, žodžiu. Gerai jums savaitgalę. Man irgi nebloga. Žinot turbūt, ką reikia daryti. Paspaust like. Prenumeruot, aišku, nes man labai šis dalyks yra svarbus. Ir, žodžiu, pasidalint su draugais, jeigu tokių turit. Jeigu neturit, nu, ką padarys, yra kaip yra. Tai va, žodžiu. Ačiū, kad žiūrėt, gerai jums savaitgalio ir iki sekančią kartą. Čiau.